O, žinokit, neklauskit dabar, tik tais galvoju, džiaugsmas, šypsena, daugiau nieko. Labai didžiuojas savo komandą, didžiuojas sirgaliais, labai palaikė, labai viskas gerai. Jūs pelnėte pirmus taškus čempionate ir paskutinį savo komandai. Tikrai taip. Koks jausmas buvo? Paskutinę minutę reikia taškų, kažką atsimeni tuo metu, kai gavai kamuolį, ar tiesiog tai yra automatinis? Tikrai nieko negalvojau, gavau kamuolį. Kaip ir prieš tai bandžiau tą Varšuvą nusistumti ir dabar tiesiog pavyko geriau ir tiesiog radau tarpą ir pradėjau bėgti, kai visą tribūną užrišė, tai adrenalinas sukilo ir galėjau bėgti. Bet dar likus keletą minučių iki to, buvot be vieno žaidėjo, situacija buvo netokia gera, Varžovai pirmavo, nebuvo nerimo? Buvo, iš tikrųjų didelis buvo nerimas, bet Varšovai neišnaudojo to. Nemokėjo išnaudoti ir mes perėmėm paskui ant galo iniciatyvą, nes gavom dar vieną šviežią žaidėją, kas nešė daug jėgų naujų. Ir mes tiesiog padarėm savo. Šiandien jau klausiu visos 3 rungtynės tokios scenarius, žodžiu, kad čia specialiai, kad pasinerintų visi aplinkui esantys? Taip, kad susidomėtų tą sportą šaką ir ateitų daugiau lankyti. Aukštesniam divizione, ar nebus labai baisu rinktinė, kaip manai? Viskas priklauso nuo pasiruošimo. Praeitais metais belgai išėjo, kaip ir mes dabar išeisim ir jie dabar užėmė tam aukštesniam divizione 2 vietą. Tai aplošė tokias elitinės komandas kaip Anglai, Velsas, Škodai, tai reiškia visi mes tokia pat ir galim prieš bet ką žaisti, todėl tai pasiruošimas viską nuleis. Kaip švęšit šiandien? Šeima, draugės. O užtiek dar jėgų po... Draugai, ką? Užtiek dar jėgų švęsti kažkiek? Nu dabar tai tikrai užteks, o po to, kai nuslūgs visas emocijas, nežinau, gal aš tiesiog įsimėgot. Ko ir siekėm visą tą pusmetį, tai labai viskas šaunu ir džiugu visiems ir žiūrovam, padarėm dovanėlę, šiokia tokia ir Lietuvos regbį visam. Tai smagu, turim rezervą ir galvosim apie kitus metus jau dabar. Jau dabar jas klausiau žaidėjų, ar čia specialus toks scenarius buvo, kad žiūrovai labiau pasinervintų visuose 3 mačuose? Ne, finaliniuose nepasirinksi scenarijaus. Gaunasi taip, kaip gaunasi. Aišku, labai svarbu primesti savo scenarijų. Jeigu mes neprimetam savo scenarijaus, Varžovai primeta savo scenarijų. Ir kas pirmiau tą padaro, kas išlaiko tą žaidimo savo stilių, braižą, ką jie yra nusiplanavę, tas dažniausiai ir laimi, jeigu tai būtų fizinės galimybės vienodas. Žvelgiant į ateitį, ar labai baisu bus tam aukštesniam divizione? Žinot, mes ilgus metus žaidėm ten, paskui kažkurį tai laiką iškritom ir mes dabar siekiam atgal sugrįžti. Žaidėm pernai ir su belgais, kurie šiais metais jau pateko po pirmo turo 2 vietoje, kiek aš žinau. Taip kad ir su daugeliu rinktinių mes esam žaidę ir šiemet žaidėm ir su Rumunijos rinktinė. Tarpas tarp vidutiniokų Grand Prix ir tarp mūsų 4 komandų nėra labai didelis. Reikia padirbėti, reikia auginti jaunimą, kad galėtumėm ko pakeisti ir turėti tinkamą pasiruošimą ir ruoštis. Kaip manote, ar šis čempionatas padės regbininkam galbūt labiau pastebėtam būti ir išvykti, tobulėti į užsienį? Taip, nuo rezultatų viskas priklauso. Jeigu rezultatą rodo, atkreipia dėmesį tiek treneriai kitų komandų, tiek kurie ieško žaidėjų, žinoma, tai padės. Gal tikite, kad ir aukščiausiam divizionam bus rengiamas Lietuvoje kada nors? Aš dabar tikiu daug ko. Federacija labai gerai dirba. Per keletą metų mes pašokom aukštyn visose srityse ir masiškumo ugdyme, ir vaikų ugdyme, ir moteris žingsniuoja pirmyn ir Europos čempionatą. Kas galėjo patikėti, kad Lietuvoje bus Europos čempionatas, o šiandieną tai visi akivaizdžiai pamatė, taip kad tikėsimės galbūt, kad ir pas mus vyks, gal ir čia, Kaune. Nerealios emocijos, tiesiog jau net pamiršau, kaip vyko varžybos. Tiesiog euforijai visas, nežinau net kaip apsakyti, dar nesu tokia jausmą jautęs niekada. Ar šiandien specialiai žiūrovam nervus tampėt visose 3 mačiuose? Jo, specialiai viskas buvo sutarta, ne, iš tikrųjų tai juokauju, tai tiesiog taip gavosi, kad tos kelios klaidos labai daug ką lėmė ir Varžovai iškart jas taiso, bet mes jas pertaisėme, vadinkim taip, ir pasiekėm savo tikslą. Likus keletą minučių, buvot be vieno žaidėjo ir Varžovai pradėjo pirmauti, nebuvo blogų minčių galvoje? Ne, žinoma, buvo sunkiau, emociškai sunkiau,
ir fiziškai, nes reikėjo atidirbti už tą vieną žaidėją pašalintą, bet vis tiek tai nesustabdė mūsų ir kaip sakant, neišėjome iš aikštės, toliau kovojame. Kas dabar nepasimesit aukščiausiam divizione? Ne, toliau sieksime dabar naujo tikslo įsitvirtinti Grand Prix divizione ir toliau dirbsime. Žiūrovai įkvėpė. Žinoma, žiūrovai tai nerealūs, nes tikėjom tikrai, kad tiek daug bus su tiek daug vėliavų ir su tokiu geru skandavimu. Viskas tiesiog puiku. Kokios emocijos? Tai matot, kad netelpa per kraštus, liesi. Šiandien specialiai taip darėt, kad būtų žiūrovom intrigos daugiau per visus mačus? Nežinau, pergalės lengvai neteina, matot. Tai stengiamės kaip galėjom, gavosi. Žiūrovai patenkinti, mes patenkinti, dėl to ir žaidžiam. Kas padėjo šiandien iškovoti pergalę prieš Lenkus? Atrodo, viskas buvo prieš ir geltona kortelė, likus keletą minučių ir jie pirmavo. Mes turėjom 8 žaidėją, žiūrovą. Geras palaikymas, nežinau, nenorėjom nuvilti ir va, gavosi. Hebra, negaliu. O dabar sakant,